Dėmesio perspėjimas. Laidoje apstu taip vadinamų gerų jausmų. Tuos, kuriuos apima gėdos jausmas, kai iš ekrano liejasi gerumas, paprašytume užsidengti akis rieškutėmis. Sutikina laidos vedėja Algi. Valio. Labas vakaras, brangus Lietuvos žemės gyventojai. Sveikus, mano mielosios pupytės. Ar tik ne per daug aš sau čia leidžiu? Tas Algis kartais per daug sau leidžia. Šiandien visų šventų švenčių išvakarėse. O jeigu pasakyčiau, kad jis nežino, kada Velykos, tu net nepatikėtum. Beje, kada tos Velykos? Internete nieko apie tai nerašo. Kalbėsime apie... Ir kartais tas Algis šneka tai, ko visiškai neišmano. Apie gerumą. Tas tiesa. Nes kiek galima, laikas pasakyti savo, užteks to smurto, užteks to netikro kraujaus, užteks tų visų blogybių iš televizoriaus ekranų. O kam skambinsite? Koks jūsų susiktas reikalas? Alio, Budulis? Labą dieną. Na. Mielas Budulis, įsivaizduokit, šiandien Algirdas laidoj kalbės apie gerumą. Nu jo. Tai taip, kad mielasis. Koks aš tau mielasis? Kas čia per gaidinimas? Taip, kad ruoškis, nes aš skaitau, kad tau geroji nesibaigs. O negaunasi. Atėjo socialinis darbuotojas. O sūnus atėjo. Sūnus? Kur tu buvai, ką? Porukoj. Kaziuką mūgiai buvai. Kaziuko. Ką tu čia dabar neši, čia gi mano paveikslas? Duris uždaryk. Tavo paveikslą. Tu pardavinėjai mano paveikslą. Kas tau leido šitą daryti? Ką? Pinigų nebėra. Pinigų nebėra? Va, man reikia į tualetą. A tu gi vakar buvai? Bet dabar vėl reikia. A didelė ar maža? Didelė. Nu eik, tik žiūrėk, jeigu vandenį nuleisi, aš tai užmušiu, skaitliukas sukasi, taupyti vandenį reikia. O čia jūs pats ir paišote, Boleslovai. Pats? Pats ir paišo. Tai jums patinka? Nu, labai patinka. Labai malonu, kad įvertinai, ką nors. Einam, aš jums kitų parodysiu paveikslų. Tas anas čia tegul lieka. Čia mano yra salionas. O, ir čia paveikslų. O, jūs meniškus sienos. Senai paaišėt? Senai paaiščiau. Nu kaip kai kurie paveikslai. Šitas, pavyzdžiui, nepriklausomybės aušroje darytas. Čia Eglė Žalčių karalienės būtų interjeras. Čia geltona, žalia. Nelieskit rankom, jūs kiaulinas. Va tas nailus paveikslas, pasaulio sutvėrimas. Kaip Čiurlionio paveikslė Leksusas. Šitas paveikslas yra apie nepriklausomybę, ten Valiansbergerio akišo matosi. Matėt? Užsikišo. Ai, parodyk. Užsikišo, tikrai klausyk. A tu bandėjai su ranka pravalyti? Bandžiau. Nepadeda. Prapūst bandėjai? Gerai, nes pas kaimyną išburbuliuotų viską. A tu su šituo bandėjai? Ei, palaukit, čiagi mano firmos gaminiai yra. A jūs ką gaminate? Ašgi turiu firmą, direktorių, Švaros simfonija. Švaros simfonija? Na. Klausykit, kaip yra įdomu. Jūs labai tvarkingas žmogus, jeigu tokius dalykus. Nu, tvarkingas, ne. Aš žinokite, esu labai prie meno, aš užsiimu reklaminių videoklipų gamybą. Aš jums galiu padaryti videoklipą, jeigu norit. Ai, tai jūs sakote, kad jūs darote reklaminius klipus. Taip. Jums labai reikia plėsti savo vadybą. Aš jums padarysiu reklaminį videoklipą apie jūsų įmonę. Rytų rinkai ir Latvijai. Taip, rytų rinkai ir Latvijai. Tai ko mes laukiame? Mes laukiame. Jums labai nebrangiai kainuos. Tikrai nebrangiai? Tikrai nebrangiai. Duokit, aš jūs ir pakelsiu. Aš jums viską prašom. Nes, dievažiai, atėjo laikas pasakyti savo, užteks to smurto, to savo artimo pagaidinimo, to netikro kraujaus. Kai žiūriu laidą, tai kraujas atrodo lyg netikras, bet kai reikia filmuoti, tai oi, ką jie su manimi išdarinėja. Tų pigių baikų. Geriau grįžkim į tos laikus, kai iš ekrano lydavosi juodai balto kadro plastika ir tikri nesuvaidinti jausmai. Ir tikri nesuvaidinti jausmai. Litovskaja svadьба, Matulevičiaus laida.
Igo, nusižvengė bėrasai žirgelis, žinomas plivėsa, pėdzikas į blidūnas, Arvydas Čikanovič, nusprendė susirasti savo gyvenimą draugę. Į pagalbą šalmis pasikvietė abejotinas reputacijas alkoholikų į Milagių šoblą. Susėdė į kaimiečių vežečias, jaunikis asebrai nudūmė jaunosios ieškoti. Slėpkite savo vaikus, Šikanovičius vėl aukas ieško. Nuvilnijo per Vilnių pavojaus signalas. Tačiau ne Bachuriuko šį kartą Arvydas ieško. Šiandien jo naujoji auka dėl maskirovkės yra suaugusi boba Audronė Fiodorovaitė. O liuli, jaunikis atvažiavo ir su savo degeneratais draugeliais sugužėjo jaunosios bendrabutį. A vienas šizofrenikas iš jaunojo svytas va tokią kalbą sustūmė. Jojom ir važiavom dieną ir naktį ir dieną, nuo saulėlydžio iki saulėtekio. Atsidosiu savo dukrelę už 30 rublių. Porina jos tėvas Michailas Jofė. Gavęs babkės seną žabą, biškį jį pasilaužė ir atidavė savo Audronį svajonių kavaleriui. Zaksė maladažonai uždėjo savo kivirzonis. Išklausė kokios tai šizofrenikis brėda. Čekanovičius atsilaižo su savo draugais pėdzikais, prisigėrė, prišiukšlina ant žemės ir su veinais smirdantį bendrabutę. Iki ryto libauti. Aišku, prasidėjo draka. Ar ryte kokį tai kaziolą pasmaugė, į lėlę pakorė. Va tokia lietuviška vestuvė. Konec filmo. A čia rimta firma, jūs nežinote? Tai čia su atsiskaitimas pas jos. Tvarkoja laiku viskas. Nieko nežinom. Aš tariausi su Boleslovu skambinau, sakė, turi ateiti jau laiku, bet laukiam pusę valandos. O jūs kas, dirba čia nais, ar taip? Aš tai direktorius firmos. Mes tai ne. Labadiena! Labadiena! Aš jau palauk. Sveiki atvykę į video zoną. Aš jau palaukit video. Kur čia? Ai, prašau, akinis pateriojau. Jie yra, va, jūsų akiniai, jūs sėdėkite. Oi. Tai gal gerai, kad visi susirinkam, užeinam visi. O kur aktoriai norėčiau pakalbėti? Va, aktoriai. Tai kad pas mane firmos valytoja taip atrodo. Jis dirba Latvijoje, vaidino, aš tas pas Nekrašą vaidino aktorių. Jie labai geri aktoriai yra. Užeikime, jūs nepasigailėsite, užeikime. Nu, žiūrėsite. Čia taip kukliai įsirengiama. Čia bagati tie miradai. Bagata čia. Scenarijus kaip tik yra atšvietėma. Parodykit man. Susipažinkit su scenarijum yra, va, įračka tekstas tau ir čia spec priemonė. Vaizduok, kad pas tave virtuvėje, kaip pas nevaleiką, užsikemša srūtam kriauklė. Tada tu labai susirūpini ir taip labai tau blogai ir tu tada sakai šitą viską. Nors kiti išmokai tai sakyti. Tada biškelį aš sėdu. Pasikadruosiu, nes čia esu ir operatorius pas mus. Master na vse rūki, prašom. Oi, kokia bėda, mano kriauklė užsikimša kaip visada. Tu turi kitaip šnekėti. Šnekėk šitai, paimi šitą. Ir sakai, daugiau ugnies reikia į savo tekstą įsijaus, kad ugningai. Oi, bėda, mano kriauklė užsikimšo kaip visada. Va, taip, šitas galėjo, kaip jūs, Jūs man pasipakšnuoti, kad aš įkasiu į pirštą. Šnekėk. Aš paleidau kamerą, šnekėk dabar. Oi, bėda, mano kriauklė užsikimša kaip visada. O Borisovai, aš labai nepatinka man šitas fonas, žinokite. Mes ir praeitą kartą šnekėjom ir su žmona šnekėjom, kad nelabai gražiai man atrodo. Betgi čia virtuvė. Matot, mano tikslinė grupė yra visai kita. O šita reklama rytų rinkai. O čiagi labai prabangu, A, tai kita virtuvė. Niekas nepirks tų prekių pas mane. Šita virtuvė, šita dabar. Sakyk tekstą. Šipsokis kaip misteris perfektas, šipsokis. Šipsokis. Į kamerą šipsokis. Ir išdėkti taip. Ne bėda! Misteris
Šitas prietaisas padės visada! O taip pasakyk. Boleslavai, aš bijau, kad labai daug žmonių įsigas, žinokite. Nes čia vis tiek reklama Tada yra sakyk ne tai taip. amžiaus Aha, grupė. taip, Suprantat, aš patarimus, mano žmona ir mano firmos darbuotojai davė man tokius patarimus, kad labai norėtų... Mes taip pat pakeisim scenarijų. Sakai taip, ne bėda, šitas prietaisas jis padės visada. Prašau, sakyk. Ne bėda, šitas prietaisas padės jums visada. O žiūrėkite, šitą klasikinę muziką bus galima uždėti kokią nors, nes man reikia, kad solidu būtų reklama. Gerai, Nes muzika ir sakyk. Ne bėda, šitas prietaisas padės jums visada. Su muzika iš karto gerai. Gerai, dabar kartu stojat, filmuojam. Atsistok arčiau, Petras. Arčiau, biškį aš pakadruosiu. Dar arčiau. Kaip tu atrodai, palauk, biškį reikia šitą. Va, dabar geras. Ponas perfektas. Jis kažkuo man panašus į tos daktarus tokius. Koks jūsų vardas? Petras. Petras, daktaras Petras. Galėčiau visi pasidaryti firmos veido. Prisėskite, čia gerai. Na kągi, motoras. Važiuojame. Oi, kokia bėda, mano kriauklė užsikimšo kaip visada. Ne bėda, šitas prietaisas padės jums visada. Firma Simfonija. Švaros simfonija. Švaros Čia gerai, simfonija. viskas gerai, bravo, labai. Mes prijungsim, Petras, sakyk tu tylėk. Švaros Simfonija. Gerai, viskas nefilmavom, gerai. Ačiū labai, aktoriai labai gerai buvo. Tai su atsiskaitimais tada mes kaip ir tarėmės. Kaip ir tarėmės. Žinote, mokesčiai man grinais reikia. Eikit, išeikit. O klausykit, aš dar sugalvojau tokią idėją. Mes jau O viską gal nufilmavom. perfilmuojam? Ne, mes viską nufilmavom. Aš pagalvoju, jeigu ta moteris sakytų atvirkščiai su tuo žmogum, nes jis, man būtų, žinokit, gal geriau, gal perrašom. Ne, žinokit, jūs pasirašėt pats pas scenarijum, aš negaliu daugiau. Eikit. Tai į restoraną kviečiu, aplaistyti visko, žinokit. Mokėkite grinais geriau būtų, nes tie pavajanai, žinot. Tai aš grinais ir taip. Tai jums į restoraną kviečiu jūs tada. Vis tiek jūs gal pavalgysim kur nors. Ai, iš to, kad aš pafilmuosiu dar atsiminimui, gerai? Ai, ką aš čia filmuosiu į restoraną? Ne, tada. Na kągi, padėkokime reklamos meistrams. Ir užsakovams. Va, matėt? Kad jūsų nebūtų mūsų. Ne, mūsų nebūtų jūsų. Už tai, kad tik jų dėka televizijos eteris iš smurto ir žiūrovų bukinimo kankynės ir pragaro tapo spalvingų žydinčių sodų su prasmirdusiu prisisiotų pampersų aromatu. Reklama. O kaipgi aš? Po reklamos. Po reklamos. Oi, kokia bėda, mano kriauklė užsikimšo kaip visada. Ne bėda, šitas prietaisas padės jums visada. Firma Simfonija. Švaros Simfonija. Vlado švara jums padės visada. Firma Švaros Simfonija. Ačiū, Vladai, gerai bus. Man sumokėkit, gal žinot, nes vis tiek darbas Man patogiau padarytas. būtų, kad restoraną, žinokit, nusivežčiau aš Bet jūs. restoranas Šandonas neužteps. Žiūrėkite. Žiūrėkite, Tai prieš Brazauską mitinguoja. Čia turbūt prieš Europą. Prieš NATO, einam pašnekėsim. Einam pašnekėsim. Kad peršta Vengrijos vėliava. Italijos vėliava, kad čia? Už Italiją? Seimas vagiai. Seimas vagiai. Good morning. Good morning. This is sweetest for you. Oi, ačiū, Vengrijos vėliava. Vengrijos vėliava. Thank you very much. You got style. Atidavė lakinius Erikai Jennings. Oi, nieko nematau. Vėl saugumas filmuoja. Mergaitės. O gal važiuojam pas mane, žurnalų pažiūrėti?
serijos. Gyvuoja Šiaurės Airija didžiosios Anglijos sudėty. Nu, ką jūs čia dar Vengrijos vėliavą laikotės? Sakykit, vesit mane į restoraną ar ne? Ant pietų, prašau, ant pietų. Labai malonu. Budulis. Budulis. A, štai kur jūs. Turiu jums gerų žinių, Budulis. Teks teptis krauju ir vaidink, kad neskauda? Ne. Mes privalome atreaguoti į teisėtų žmonių laiškus reikalaujančius jūs perauklėti. V grabu jūs mane tik tai perauklėsit. Negaliu. Perauklėti eina peklų. Patylėkit jūs, Ulsterio teroristai. Na, Tikėti žmogu, štai ką reikia daryti. Kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę, bent jau prieš šventes. man šventė, kai neišaiškinami mano nusikaltimai, o visa kita šūdas. Na, Eikit, Budulis. O mylimam žiūrovui? Ne jums, o mylimam žiūrovui noriu pranešti, kad pirmasis, kuris panoro perauklėti Budulį, buvo ne kas kitas, o orbitos komendantas kapitonas Algirdas. tai tu eini ar ne? Eik. Labą dieną. Labą dieną! Palaukit! Mėly vaikai, labai jums ačiū, kad pakvietėte mus į savo būrį. Mes su malonumu atėjome čia ir atvedėm jums Budulį. Tam, kad jūs pamatytumėte, koks tai yra blogas žmogus ir kad niekada tokie netaptumėte. Jo burna yra bloga, juoda ir mintis yra labai blogas. Būtų tamsiau, tai atimčiau iš jūsų visus centus, į galvą duočiau ir dar laikrodį nuimčiau kam nors iš jūsų. Gal kas norėtų pabandyti tapti Buduliu? Kas norėtų tapti Buduliu? Prašome, jūs panelė. Prašom, ateikit čia. Da jūs duosiu tabletę. Prašom ištirpinti jas eilėse, sukramtyti, kad ant liežų. Neskubėkite, ramiai. Netrukus jūs prisijungsite prie mūsų budulenių gaujos. Na va, turime ir panelę. Paplojam. Будуль спеть может? Конечно, galiu. O, nu где же вы, девчонки? Gerai? Gerai, sės. Taigi, vaikai, gavę jūsų pavojaus kupiną signalą pas mus į orbitą, mes negalėjome net važiuoti ir neparodyti, kad Budulis iš tikrųjų yra geras žmogus. Ne toks blogas, kaip kad gali atrodyti per televiziją. Tikiuosi, jūs patikėjote juo ir tikiuosi daugiau niekada pas mane nekviesite. Varom iš čia. Viskas. Iki malonaus, vaikai, buvo labai malonus su jumis. Viso gero. Vodaškai negaliu, sakė, sugadinti turi viską. Žiūrėk, kaip prigriau. O tu mane ko pagnal, pats blogesnis už mane. Pasižiūrėk į savo mintis. Velnes reikėjo pagrobti kokią mergaitę ir pareikalauti išpirkos 100 litų. Na, kelis kart blogesnis už mane. Jo, tikrai blogesnis. Varom į orbitą. Varom. Tai ar jau viršininkas persiauklėjau? Tik aš dar ne. Tai aš jau dabar taip išeina toks kitoks Budulis, ar ne? Kitoks tu būsi po reklamos ir po Velykų. Surimtėjim. Eik, Buduli. Kur? Į kitą, į paskutinę laidos dalį. Bet ten jų komisarai. Aga. O man nieko nebus tenais. Ne, gal biskutį. Ne. Žinai, svarbiausia nekaltumo prezumpcija. Reiškės man chana. Centriukas, 8:30 vakaro, išvažiavom patruliuoti po Vilniaus getą, nieko įtartino nesirandasi, pavienės mašinos, nieko nevyksta po Vilnių laikį. Nevalyk akių. Šitą pavadysiu. Gavau į pagelbininkus naują pagelbininką. Policijos rėmėjas, tai vadinamas, iš saugos tarnybos, parodyk nugarą, mano pusbrolis. Stiprus smūgis. Labai mėgsta kisą, ir ACDC mėgsta labai. Nieko nevyksta, velnės, klausyk, nu ką darom, kla? Reik prisikabint prie ko nors. Oi, Hebrytė. žiūrėk, Kur? 8:09 vakarą, jie nemėga. Šiandien bet ką. Šiandien bet ką. Mūsų keliau atvažiuoja. Kas čia randasi, kas čia dėtas? Nieko. Nieko. Važnikalina. Kas čia toks drąsus dabar pasimugys? Ką? Ko čia stovi? Hebrytė. Ką veikiam, ką? A pamokas parak?
O koks tavo reikalas? Koks mano reikalas, ką? Viskas, einam. Rankos už ką? Pagal ką šnekėt? Einam. Rankas. Kokias rankas, iš to rankas. Gaidys. Vyris, ko? Gaidys, duoga, gerai. Šalna. Reikia. Šitaudą nusikaltėlį, atsiprašom labai. Turėjo saugas. Davai, varykim patinklą. Ne, negali būti žymių. Einam, klausykim mašiną. Už ką ryžame? Ką ryšam? Už ką? Už tą patį. Lipki mašiną. Aš ką advokato nešnekėsiu. Advokatas tavo Pontijus pilotas bus, aš tai pasakysiu. Tfu, viskas važiuoja. Į kelnytės turbūt pridėta. Pulėstavai. O kaip? Kelnytės. Nešlapės kelnytės. Gaidžio p***. Aš nušaukau dabar. Dėl ką? Į kelnytės pridėta. Ne, į kelnytės pridėta. Šauk. Seski vietą. Šauk į mane, a? Oi. Parpuolė. Šauk. No. Jūs dar mušėtės, ne? Tu ką, persikai? Ko nešaudai? A? Tai koks tu baisus klausyk. Tai ko ten stovėjai, ką? Nuo kada stovėti negalima? Galima, bet labai įdomu būtų sužinoti, ką tu ten ketinai daryti šitais berniukais. Galvojau namo eiti ir miegoti. Miegoti, saldžius sapnus sapnuoti. Man gal prevencinės užkartos įstatymas baigėsi jau. A tu ten mano pusbrolio balsą keli ir mušiesi. Mane pavadino pederastu. A tai tu toks ir buvai. Klausyk, pašnekėk biški man. Pašnekėk. Ką pašnekėt? Klausyk tu, Marijampolė nesėdėjęs kartais. Ir ko žinai? Jisai saugos tarnyba dirba, ten visi sėdėjo. Klausyk, taigi tu čia, ožiukas, mentus tukačius buvai. Stukačius, tu žasinas, tu p***as, kaip tu mane vadini? ir su manim su Bakūru tu šitoks gėdys važinėjai. Von iš mašinas. No. Varyk iš mašinas iš tas. No. Varyk iš mašinas. Aš benzino nebepilsiu. Aš tą pilsiu benziną, varyk tu. No, varyk. Gėdys. Klausyk, varom pas mane, išgersim su Važiuojam. Sėdam. O net nepatikės, Bakūrai, kaip pasakysiu, Bėg, pagausiu, bėg, pagausiu. Žinos, kaip mane su barabanu gaudė. Bakūrans. O, va taip. Tu ką, važiuok. O, bana. Klausyk, bet koks kietas, ką? O tu klausyk, man atrodo, per jį pervažiavai. Sustok čia A biškį. tai kaip pas mane negersim? Jo, viskas. Negersim. Kitą kartą, iki malonaus. Viso gero. Viso gero. Laimingai. Mielas būtų. Nei pusbrolio, nei naujo draugą. Matyt, tokia mano yra dalia. Man dar žmogžudystę pripaišės. Va čia, prašau, va čia, čia jums šitavo. Maistelio liko, matau. Oi, kaip. A jums kur sėsit pats? Aš prie jūsų pasieksiu. Aš pavalgys nenoriu. Pavalgęs. Jums, va, prašau. Labai skasi. Oi. Ei, neliečiam, padedam į vietą. Pratiesit rankas, patiesiu kojas. Apsiramėjim, džiaugis, kad likai gyvas ir sveikas. Džiaugiesi? Labai. Teisingai, nes artėja gerumo, atsivertimo, atgimimo šventės. Teisingai. Ką tu, klaidį klausyk? Padedi į vietą. Padėk į vietą.